Meno psichologijos ir filosofijos mokykla 30-asis mūsų susitikimas pavadinimu Mistika, magija, ezoterika ir taip toliau mene, kultūroje, kūryboje, taip pat psichologijoje, filosofijoje, kažkiek istorijoje ir galbūt gyvenime. Taip? Tai tokia tema. Dėkoju visiems klausantėm ir linkiu rasti kažką įdomaus, kažką prasmingo. Tai bus dar viena laisva tema nuo programos, per daug nepriklausoma nuo programos. Galima klausytis nesusipažinus su visų kursu, o nariams labai norint galima klausyti ne eilės tvarka. Bet ir kurse yra labai vietoje, nes esame prie prasmės ir dvasios skyrius, sakykime taip. Ir jau aptariam prasmės klausimus kultūroje, įvaizdžius, prasmės, materijos įvaizdžius, materijos ir dvasios santykių kultūroje, tokius įvaizdžius, idėjas. Ir dabar pereinam prie tokios tarpinės temos, prieš grinai, dar vienos tarpinės temos, prieš grinai einant į dvasinių dalykų aptarinėjimą. O nedalyvaujantiem kurse tiesiog pasakysiu, kad tai yra lėtesnio tipo kursas, neskubėkit vertinti. Čia svarbu yra ne tiesiog sausa informacija, ją susikišti į galvą greičiau, bet ir kontekstas, toks įsijautimas, pameditavimas truputėlį, toks palaipsninis, nuoseklus temų atskleidimas ir, sakykime, jų išvyniojimas. Tai vat. Mistika, magija, ezoterika. Kaipgi neaptarsi šitų temų? Juk menas jau yra mistika, jau yra magija, sakykime, meno priemonės ir galimybės ne vieną tikrai įkvepia pagalvoti apie tokius antgamtinius kažkiek dalykus, viršgamtinius dalykus jo, gamtos dėsniams nepaklūstančius ir siužetus, ir, sakykime, idėjas savo kūrybui, arba ieškoti tokios kūrybos, tokios kultūros. Tuos, kurių nedomina nei magija, nei ezoterika, paguosiu, čia šitų dalykų nesimokinsim, jo, beveik aptarsim iš tokios labiau, sakykime, pusės, kas gali būti aktualu visiems kultūros kūrybos žmonėm ir apskritai bendrai visiems žmonėm, ne? Bet kuriam. Tam, kad iš tokios racionalios ir kūrybinės truputėlį pusės įvertinti šitos dalykus. Pirmiausia, kaip kultūros ir psichologijos ir filosofijos ar netgi socialinį reiškinį, papasakosiu vėliau kodėl. O jeigu tarp jūsų yra burtininkų, yra raganų ar raganių, ezoterikų, tai kviečiu drąsiau ištraukti savo burtų lazdeles ir šluotas, nes tai, ką apžvelgsime, bus naudinga ir tam, kad pažinti savo galbūt interesus giliau truputėlį ir, sakykime, plačiau pamatyti savo amatą. Šitam kurse irgi nekalbėsim, ar egzistuoja realiai tai magija, ezoterika, mistika, ar egzistuoja ar neegzistuoja, mes šito nespėliosim, bet kultūroje ir mene tai jau egzistuoja. Mums šitam kurse tai yra svarbiausia ir kitko nespėliojam. Nebent kažkas norėsit asmeniškai pasidalinti, padiskutuoti, tai prašom. O šitame įraše paanalizuosime tokius loginius ryšius, įvaizdžių logiškumą ir galimus dėsningumus, per ką galima spręsti, matuoti šitos dalykus, bei svarbiausia visų tų įvaizdžių psichologinės, kultūrinės, socialinės pasekmes. Taip, ką tai duoda, ką tai keičia, kaip tai veikia mūsų psichikoje, mūsų kultūroje, visuomenėje, asmenybėje, remiantis tiek rytų, tiek vakarų tūkstantmetėmis tradicijomis, tiek šiuolaikinėmis įžvalgomis. Tai vat. Rytų paslaptingiausi raštai pasakoja, kaip konkrečiai pasiekti magiškus gebėjimus. Yra tokie tiesiog receptai, nurodymai, instrukcijos, kaip ką pasiekti. Ir yra išvardinta, kiek jų yra, kokios jos yra, kaip kiekvienas iš jų tas dalykas vystomas, bet paminima, kad tai yra trukdis tobulėjimo kelyje ir dvasinėme kelyje. Tai yra trukdis. Ar netgi laiko švaistymas. Įsivaizduokit, raštuose, kur viskas aprašyta detaliai, su visom instrukcijom ir panašiai, sakoma, kad tai yra trukdis, tai yra laiko švaistymas. Ir vienas mano mėgstamas pavyzdys, kurį vis pasakoju, Budos istorija, kai jisai su mokiniais sėdėjo upės pakrantėje ir laukė, kol atplauks valtininkas ir juos perkels per upę. Tuo metu pro šalį ėjo jogas mistikas, pamatęs juos sugalvojo pasipuikuoti, jisai tiesiog perėjo per upės paviršių, neskęsdamas tiesiog keletą kartų pirmyn atgal ir priejo atgal prie Budos ir jo mokinių ir sako,
kaip sako tau tai, ne, jis norėjo tiesiog pasipuikuoti. O Buda jam atsakė, sako, kiek tu laiko to mokinaisi, kiek laiko užtruko, kad to išmoktum. Ir tas jogos mistikas sako, visą gyvenimą, sako. Tuo metu priplaukė valtininkas su savo valtim ir Buda paklausė to valtininko, sako, o kiek kainuoja persikelti per upę? Kiek kainuoja persikelti per upę? Valtininkas sako, kažkur 10 centų ten kažkas tai. Ir Buda sako tam mistikui, sako, matai, tavo gyvenimas vertas tik 10 centų. Tai tokia truputį pašiepianti istorija, truputį nuvertinanti, atsiprašau, kam tai jautri tema, tikrai bus ne tik tai toks nuvertinimas, bet man pačiam šita tema kažkada labai patiko, nuo mažens, sakykime, traukė ir dabar kai kuo patinka, bet esu susidūręs su dideliais minusais, tiek iš psichologinės pusės, psichologinio poveikio, iš socialinio, tiek iš kitų. Dėl to aš per daug neromantizuosiu šitos temos, per daug nekurstysiu to galvos pametimo dėl magijos temos ar ezoterikos. Kam nepatinka, neviliosiu. O kam patinka, aš pasiūlysiu tokias sistematikas desniam susigaudimui tų dalykų logiškose įvaizdžiuose, ne? Kad išvengti kičo pasiekmėse, kad dėlioti, kad labiau susigaudyti, kaip ką dėlioti ir apsisaugojimui nuo kai ko, taip pasakysiu. Nes šios temos dažnais atvejais su savim neša ir daug, kaip anksčiau vadinau, negerųjų stereotipų. Tokia yra problema. Tokių nelogiškų, neteisingų stereotipų. Aišku, pirmiausia, galbūt netgi nelogiškų nupigintų įvaizdžio, ne? Pigus menas kartais taip atrodo. Ir dar ko? Ką dar su savim neša? Iškraipytų vertybių, netgi žemų vertybių, netgi destruktyvių vertybių, kurios meno kontekste ir įvaizdžiuose dažnai tiesiog yra įsirašysios tarp eilučių ir eina karta iš kartos. Ir nesusimašius žmonės, kurie autoriai tiesiog kopijuoja karta iš kartos kaip kažkokį efektą, kažkokį įspūdžio sukelimo, ne? Dalyką, dėmesio pritraukimo, tiesiog kažkokius stiliaus elementus ir nepagalvojant, kaip tai paveiks siužetą vertybinę prasme, kokią pasąmoninę žinutę tuo pačiu įneša į kūrinį ar kažkokį reiškinį kultūros. Ne? Ką tai duoda ir ką tai atima. Kad ne visą laiką išeina pasverti, ne visą laiką sveriama, bet yra priemonės, per kurias galima truputėlį pasverti. Tai mes apie tai kalbėsim šitam kurse. Tai kaip galima kontroliuoti, kalbėsim, kaip galima koreguoti, neatsisakant pačios magijos idėjos, ne, jeigu žmogus nori tai naudoti, bet kaip galima susigaudyti. Ir aišku, kalbėsim ne tik apie tai. Dar toliau, truputį kalbant apie realybę, tokia yra įdomi dalis, kad rytų ir vakarų istorijose minima, kad einant tuo tobulėjimo keliu, sakykime, ar dvasinio tobulėjimo, ar tiesiog materialaus tobulėjimo, turint omeny satva guna, dorybės guna, tai yra išminties sąmonės lygį, išminties ir žinojimo, tokį ramybės ir brandos sąmonės lygį vystant kasdienybėje, kažkokie magiški, nepaaiškinami gebėjimai ar patirtys, nori, nenori, atsiranda patys arba aplanko žmogų patys, ne? Tai tik laiko klausimas. Tik laiko klausimas. Net neieškant, nesidomint, net nenorint tų temų, ne? Yra pastebima, kad kažkas tai žmogui nutinka magiško, mistiško, arba jis pradeda gebėti kažką padaryti, suvokti tokio, ko šiaip atrodo, sunku paaiškinti. Bet yra daug tokių istorijų, turbūt ne vienas, galbūt kiekvienas yra girdėjęs arba netgi patyręs kažką tokio. Ir ne veltui nėra istorijų apie šventuosius, apie dorybinguosius, apie asketus, apie didelius išminčius, kur nebūtų kažko magiško nutikę, ne? Kažko nepaaiškinamo, paprastai, bent truputėlį. Ne? Tik dažniausiai skirtumas tas, kad jie nesigiria, tokie žmonės nesigiria, nesureikšmina gal netgi. Ir tai naudoja galbūt netgi netyčia, jeigu naudoja. Arba labai labai ekstra atvejais, tokiais ypatingais atvejais, bet ne pramogai, ne pasididžiavimui, ne pasirodymui, ne gyvenimo palengvinimui, ne šloviai, ne garbiai, ne fokusams, ne efektams ir iš vis galbūt ne dėl savęs. Ne? Yra dar toks pasakymas iš rytų filosofijos, kad prie šventojo durų
prie durų slenkščio laukia visos mistinės galios. Tiesiog išsirikiavusios jau laukia. Jeigu žmogus tikrai patobulėjo dvasiškai, tai jo jau laukia visos mistinės galios. Užtektų tiesiog pašaukti, bet jis to nedarys, ne? Dažniausiu atveju. Tai čia patikiu pirmą tokį apibendrinimą, akcentą, kurį norėjau pastebėti, kad mistiniai gebėjimai dažnai tampa problema. Dėl ko visą tai sakiau, nes tai tampa problema kartais. Ar tai būtų realybė, kalbėtume apie realybę kažkokius atvejus, ar tiesiog mene, kultūroje, kūryboje, ne, mistiniai įvaizdžiai vis tiek logiškai ateina prie to, kad sukelia problemas. Arba tampa trukdžiu, arba bent jau išbandymų žmogaus tobulėjimo kelyje. Ne? Kiek jis to pasinaudos, kam jis tai panaudos, geriems darbams, blogiems. Ir susidurti su tuo gali tekti visiems, bent jau, sakykime, tam, kaip sakiau, idėjiniam įvaizdžiu lygmenyje, mene, kultūroje, kūryboje, tai tikrai. Ne? Kita pusė, kad metodai, kaip tas galės pasiekti, yra prieinami ir žmonėms turintiems blogiausius kėslus, ne, blogus kėslus. Tai vienas iš argumentų, pagrindžiančių, kad padedančių pagrysti, kad tai yra idėjos ne iš dvasinės plotmės, o dar iš materialių dėsnių. Padarai tam tikrus veiksmus, ne, ir gavai tam tikrą rezultatą arba gebėjimus. Kas paranku ir šarlatanams, ne, jeigu nori apgaudinėti, kai kažką tai išmokai ir jau daug kas tave laikys šventuoju arba netgi dievu. Ne? Indijoje yra ta problema labai didelė, kad bet kas gali pasimokyti kažkokios mistinės jogos, kažkokių tai fokusų arba realiai sunkiai paaiškinamų gebėjimų ir dalis žmonių jau tave gali laikyti dievu ar kažkokią inkarnaciją arba šventuoju ar mistiku ar panašiai. Ir istorijoje tuo pasinaudodavo lyderiai, ir karaliai, ir karvedžiai, ir vadovai, ir valdovai, ir galiausiai apgavikai, netgi įvairūs destruktyvių sektų vadovai, visokie manipuliatoriai, kas tik nori. Bet tai baigdavosi nebūtinai gerai ir nebūtinai gerai jiems patiems ypač. Tai va, tokie pastebėjimai, ir kad kol vakarų šviesuomenė svarsto, ar tai iš vis įmanoma, ar neįmanoma, ar tai fantazija tiesiog, ar kažkas tiesiog šiaip nepaaiškintų dar kol kas, ar sutapimai, ne? Rytuose tai yra jau realiai didelė problema, realiai praktiška problema. Mistikai vadinamieji pridaro visokiausių problemų, visokių bėdų prikelia. Ir, pavyzdžiui, istorijoje Britams okupavus, kolonizavus, taip sako, Indiją, Britai susidurdavo su asmenimis, kurių gebėjimų negalėjo suprasti ir negalėjo paaiškinti ir nežinojo, ką su jais daryti, nes jie keldavo, sumaištis, trumpai sakant, ne? Sumaišti jų atžvilgių, ta prasme, kad jie norėjo stumti savo programą, čia kažkas visiškai vyksta kitaip, ne? Ir sunku suvaldyti juos ir jų pasekėjus. Ir tam, kad susidoroti su jais, jie ieškodavo pagalbos netgi tarp pačių indusų, ne? Nes patys negalėdavo spręsti, ieškodavo kitų atitinkamai galingų arba dvasingų žmonių, kurie galėtų patarti, išmintingų žmonių. Ir kas net negirdėjo tokių istorijų, galiu pasiūlyti tikrai bent kartą gyvenime pasidomėti, susipažinti. Yra, pavyzdžiui, vienam seriale klasikinė ekranizacija tokių atvejų. Serialas vadinasi Abhai Charan, 1996 metų, antrojo serijoje jau iškart kažkur tai nuo vidurio įterpiama tokia istorija, nors tai yra biografinis serialas, apie, tarkim, šventųjų biografijas, rytų 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, bet įterpiama tokių, su kuo jie susidurdavo, ko jų prašydavo tuometinė, sakykime, ta Britų valdžia, kokius spręsti klausimus. Taigi, dar vienas toksai labai žymus jogas mistikas buvo Trailinga Swami, apie kurį ir enciklopedijose rašoma ir daug kur, ir kas tiki ir kas netiki, tiesiog žino, kad yra užfiksuoti tokie faktai. Tai, sakykime, vienas žymiausių mistinių jogų, kuris kėlė didelės problemas ne vienai kartai, nes nesuvokiamo ilgumo gyvenimo trukmė buvo. Sakykime, net pasikeitus valdžiai, jau keitėsi po daug metų valdžia, vėl kažkas kolonizuoja, okupuoja ar kažkas tai vyksta, ne? Vėl susiduria su juo ir vėl nežino, ką daryti. Iš naujo atranda tą žmogų ir galvoja, kas čia dabar darosi, ne? Ir tokios yra istorijos, kaip jį uždarydavo į kalėjimą, už grotų ir jis vėl laukia. Vėl uždaro, jis vėl laukia ir galiausiai iki tiek, kad tiesiog juokdavosi patys policininkai, prižiūrėtojai specialiai uždarydavo, jau žinodami, kad kas bus, tiesiog pasijuokti, uždarydavo, žiūri, kas nutiks, jo, vėl jisai laukia laisvas, niekas negalėjo paaiškinti.
Ir tokių istorijų visokiausių yra. Pavyzdžiui, krikščionybėje skirtingai buvo, ne? Vienu metu irgi bandė kovos su jais, deginti ant laužo, ne, be jokių kalbų. Kitu metu skelbdavo šventaisiais. Aišku, priklausydavo nuo to, kas tai konkrečiai per asmenybę. Bet tarkim, mano jau minėtų dykumos tėvų ir motinų pamokymai, ne, yra knygos išleistos lietuvių kalbant vertimai. Tai yra pirmųjų krikščionybės vienuolių ir asketų biografinės istorijos arba memuarai, arba jų memuarai, arba memuarai apie juos. Ir ten pilna mistikos, ezoterikos, patirčių tokių visiškai nepaaiškinamų paprastai, ne? Taip pat buvo graikų mistika, egiptiečių mistika, žydų misticizmas, persų, indienų, majų, inkų ir taip toliau. Visų turbūt šalių yra kažkokios specifikos, šalių, kultūrų, religijų ir žinoma baltų. Baltų taip pat yra neįtikėtinų istorijų. Yra, tarkim, senieji istorikai kaip Teodoras Narbutas, 18 amžius kažkur, kuris rėmėsi dar senesnių šaltinių, jau dabar galbūt nesamų, neprieinamų istorinių šaltinių medžiaga ir pristatinėjo tikrai neįtikėtinus įvykius ir istorijas apie praeitį Lietuvos iki krikščioniškai. Taip pat, aišku, tautosaka, jau nekalbant jau vien mistika, tiek simboliai kažkokie, ne, tiek dalis pramanyta yra tiesiog. Kaip pasaka, dalis yra simbolija, ne, tam, kad paaiškinti kažką tai realiai egzistuojančio, truputį įdomiau papasakoti. O dalis galbūt yra ir realios patirties, ne, mes nežinom. Taigi, einam toliau, pažiūrėsim truputį sistematiškiau šitą temą. Dabar truputis detalių, kokius reiškinius ši tema liečia apskritai. Tai būtų magija, mistika, ezoterika, okultizmas, astrologija kažkiek, šamanizmas kažkiek, kabala, aičing, alchemija, parapsichologija, kartais pseudomokslai, ne, viskas kartais nugula po pseudomokslo etiketę. Taip pat yra krikščioniškasis misticizmas, musulmoniškas misticizmas, jogos misticizmas, siddha joga, ne, yra toks terminas, yra tantrinis misticizmas, mistinės galios, mistiniai gebėjimai, UFO, NSO, telekinezė, telepatija, ekstrasensorika, šeštas jausmas, sapnų aiškinimai, sutapimo aiškinimai, išėjimas iš kūno vadinamas OB, taip pat pasąmonė, prietarai, zababonai, ne, kolektyvinė pasąmonė, levitacija, vaiduokliai, apsėdimai, daiktų materializavimas ir apskritai fantastika, stebuklai ir dar daug ko. Daug visokių tokių fenomenų įeina, sakykime, po šitą mūsų temą. Jos visus bandom liesti vienai par kitai. Ir truputėlis dar apie reikšmės. Tiesiog, kad prisimintume, ar kažkas, kas nežino, kad pajustume, iš kur ateina tie tokie terminai. Ir mistika. Tai yra iš graikų kalbos, reiškia paslėptas, slaptas. Misticizmas reiškia nuo žodžio įvesti, inicijuoti kažką paslėpto, atskleisti, suteikti pirmą patirtį ar tiesiog mokyti apie ką nors. Žodis ezoterika irgi iš graikų kalbos, vidinis, slaptas, kažkas tokio. Ir pastebima, kad buvo taikoma net kai kuriems Aristotelio ir Pitagoro darbams, nes tiesiog netitiko masinės nuomonės tuometinės. Kažkas slapto, vidinio, paslėpto, paslaptingo. Toliau magija. Nuo žodžio magas, čia yra įdomiau truputį, iš zoroastrizmo religijos išminčius, galės nusakyti ateitį, ir apskritai daug žinojęs, daug supratęs kažkokių dėsnių, sunkiau paaiškinamų. Tai yra, pavyzdžiui, istorija iš Biblijos apie 3 karalius, tai yra originaliai, tai yra 3 išminčiai, ne? Paskui kartais verčiama 3 karaliai išminčiai arba 3 išminčiai karaliai. Ir rytuose yra ta tradicija, kad į išminčių irgi kreipiamas į karalių, ne, maharadž, karalius. Ir tarkim, šiuo atveju originale tai yra 3 magai. 3 magai atėjo, tai yra irgi atitinka iš rytų ir atėjo iš kitos, iš zoroastrizmo, sakykime, kultūros. Toliau okultizmas. Iš lotynų kalbos reiškia slaptas, paslaptingas. Taip pat yra iš sanskrito tokie terminai kaip siddha arba siddhi. Sanskritų nepaprasta galia arba turintis nepaprastas galės, mistinės galės. Ir žinom, populiarioje kultūroje, kaip tarkim žvaigždžių karai
yra panaudotas tas žodis, gal įsikvėpta kažkiek tai siddhų kerštas, siddhai, tokie mistiniai kariai, mistiniai kariautojai. Ir taip pat yra siddha joga, konkrečiai siddha jogai iš sanskrito kalbos. Nors pats žodis joga verčiamas labai įvairiai, terminas toks platus, tai yra ir apskritai ryšys su Dievu, jungtis, bet arba jogos mokymai įvairūs, bet kartais verčiama kaip mistikas. Jogas, jogi, kartais tiesiog verčiama mistikas, ypač turint mintyje mistinę jogą. Dar yra terminas fantastika, iš graikų kalbos, reiškia vaizdavimosi menas, arba tai, kas išgalvota, arba sukurta, vaizduotės, arba tiesiog antgamtiniai reiškiniai, irgi toks unikalus dalykas, fantastika. Dar stebuklo žodis yra lietuviškas, kurio kilmė neaiški, retai žodžių kilmė neaiški, šiuo atveju neaiški, bet kažkas labai stebinančio, kažkas nuostabaus. Ir yra žodis dyvas, dyvai, sakom. Dyvai, lietuviškas žodis, tokia keistenybė reiškia, arba kartais Dievo darbas. Tai yra kažkas, ką gali padaryti kažkas iš aukščiau. Taigi, dabar eikime prie antros dilemos, kurią norėčiau akcentuoti. Pagal mūsų ankstesnės temas, prie ko priskirti šitą magijos įvaizdžius, magijos, mistikos, ezoterikos įvaizdžius kultūroje, filosofijoje ir gyvenime, sakykime, galbūt. Magija, mistika, ezoterika, kas tai? Ar tai yra materija, ar tai yra dvasia? Mes apie tai kalbėjom, kurse labai svarbu prieiti pabiški per tai. Nes, gerai, tai ne visiems patinka, bet iš esmės tai yra materiali kategorija. Materija, jeigu mes matuojam pagal tuos įvaizdžius, gaunasi logiškiau skirti prie materijos. Nors skiriasi, sakykime, nuo įprastų materialaus pasaulio idėjų, įvaizdžių kultūroje, gyvenime, bet skiriasi labai stipriai, dar stipriau skiriasi nuo, sakykime, nepraskestų dvasios idėjų, dvasios įvaizdžių ir panašiai. Ir tam tikrą prasme kažko panašu ir į tą, turi abiejų pusių bruožų, todėl iš dalies galim sakyti, kad tai tarpinis dalykas, kažkoks tarpinis fenomenas, jungiantis šitas abi temas, šitos fenomenus abu. Ir dar kitaip, sakykime, neįprastas materijos būvis, kuris byloja apie dvasią, taip, arba materija, kai materija byloja apie dvasią. Toks poetiškai tai pasakysiu, ne? Tai kodėl? Kodėl vis dėlto tokį, sakykime, stebuklingą dalyką noriu priskirti prie materijos? Toks paaiškinimas dar būtų, kad nors visose istorijos apie dvasią dažniausiai vyksta bent kažkas mistiško, ezoteriško, kažkokia nepaaiškinama paprastai, bet tai vyksta materijoje, ne? Jeigu tai vyktų tik kažkam vidiniam lygmenį, dvasiniam kažkokiam, tai būtų nebe tas efektas, ne? Visai nebe tas. Bet jeigu vyksta kažkoks, sakykime, neįprastas pokytis materijoje, tai ką akis mato, tai ką girdi ausis, ir panašiai, ką paliečia lytėjimas arba kažkokie prietaisai gali užfiksuoti, tai jau viskas, jau magija, jau galima vadinti magiją. Net jeigu nėra jokios dvasinės potekstės, nei Dievo, nei angelų, nei dar kažko, nei sielos įsikišimo, tai vis tiek apibūdinama kaip magija ar ezoterika, Tai manau galima užfiksuoti, nes kartais tai yra maišoma ir kultūroje, ir moksle, ir mene, ir gyvenime kažkas paslaptingo ir jau iškart norima priskirti, čia susijęs su dvasiniais dalykais, dvasinė patirtis ar dvasinė praktika. Tikrai nebūtinai, dėl ko aš taip akcentuoju, nes, kadaise, aišku, pirma buvo, tarkim, pavyzdys net su narkotikų poveikio, bet kas galėjo sakyti, va čia dvasinis dalykas, nes kažkas neįprasto, Bet kas paslaptingo, bet kas haliucinuojančio netgi, kur daug fantazijos, jau daug nežinomybės, kažkas tai nori jų priskirti prie dvasios, bet ne. Kodėl taip akcentuoju, nes tai diskredituotų dvasinės temas ir dvasinius įvaizdžius. Jeigu jų nėra, jeigu jų nežinom, nesidomim, tada atrodo tai ir viskas, tai jau viskas kaip dvasia. Bet jeigu juos iškeliam ir jų analizuojam jų specifiką, pamatom, kad tie mistiniai dalykai jie vis dar lieka paviršutiniam materialiam lygmenį, nes be materijos, be pokyčių materijoje jie nieko nebereikštų. Visa jų esmė, pokyčiai materijoje. Bet jie kartais užgožia dvasinį kontekstą, dvasinius įvaizdžius, nutempia dėmesį lengvai. Tai va, tą skirtumą dar pamatysim kitose temose, kai analizuosim konkrečiai dvasinės temas, dvasinius įvaizdžius, pamatysim, kiek tai skiriasi, kiek tai vis dėlto kitas dalykas,
Bet dabar grįžtam prie magijos, prie ezoterikos. Dar ne viskas. Dar truputėlį kitas aptarimo taškas, dar truputį papildant šitą idėją. Dar netraukit burtų lazdelių. Tai pagal senovės rytų filosofiją materiją sudaro 5 elementai. Žemė, ugnis, oras, vanduo, eteris, ir jau ne visi yra matomi. Ne visi yra matomi, apčiuopiami, kaip oras, eteris ir kai kurie kiti elementai kažkokiuose būviuose. Bet be to, be šitų dalykų, kurie jau ir taip atrodo paslaptingi, įvardinami dar ir kiti subtilios materijos elementai. Tai yra protas, intelektas ir vadinamoji ahankara, tai yra susitapatinimas su tam tikrais įvaizdžiais. Ir apibendrinus visus, tai yra vis dar materija, netgi protas, netgi intelektas. Ir ką tai reikštų ezoterikų terminais, Čia dar prie to tokio su racionalizavimu, kad tai būtų sapnai, ar vizijos, ar mintys, ar valdymas mintimis, ar telekinezė, ar pasąmonė, ar energija, kažkokia energetika, tai dar materialis sritis, Viso to šaltinis gali būti dvasia, o gali nebūti dvasia, Tai labai norėjau akcentuoti šitą dalyką ir toks antras tas galutinis apibendrinimas, kad magija, mistika, ezoterika tai dar materialis sritis, o ne dvasinė. Ir toliau kviečiu keliauti prie dar vieno skyrelio, pažiūrėti iš kitų pusių, tai yra kaip magija, mistika, ezoterika reiškiasi įvairiose profesijose, specialybėse, gyvenimo srityse. Taigi, mistika įvairiose gyvenimo srityse. Dar gyvenimiškiau pakalbėkime, Dar vienas priėjimo taškas, apie kurį galim tikrai yra visokių temų iškyla iš jo, visokių įvaizdžių naujų ir šiaip aptarimai tokių idėjų. Kur dar reiškiasi ta magija, mistika, ezoterika, nekalbant apie meno ir kultūrą, kūrybą konkrečiai. Tai pavyzdžiui, psichologija. Ne veltui pavadinimas kilęs iš mokslas apie sielą, psichologija. Jie ateina iš gilesnių ieškojimų. Šiuo metu ir egzistencinė psichologija, transpersonalinė, mindfulness, humanistinė psichologija yra tokie dalykai, kurie kažko remiasi ne visiškai iš materialios plotmės, kuriems neužtenka tiesiog apčiuopiamo paaiškinimo ar daiktiškų pokyčių gyvenime, kuriems kažko reikia subtilaus. Ankstyvųjų psichologų, psichoterapeutų veikla buvo tikrai nemažai paremta ezoterika, su kurse minėjęs truputėlį užsiminęs, buvo tikrai tikėjimo daug magiškais dėsningumais, buvo sapnų aiškinimas, pavyzdžiui, buvo vienas pagrindinių gydymo metodų pas įvairius psichologus ankstyvuosius, įskaitant Jungą, Freudą, Fritz Perls, tai yra geštalto pradininkai ir panašiai. O Jungas, Karlas Gustavas Jungas, buvo iš vis stipriai pasinėręs į ezoteriką, į mistiką, studijavo alchemiją, studijavo rytų, sakykime, ezoteriką ir kitus dalykus, o universitete netgi buvo vadinamas burtininku. Tokia jo istorija. Be to jis rašė knygas, kurias su prierašais slėpti, nerodyti jų, neleisti, kol jis bus gyvas, tai yra išleisti tik po mirties. Ir dabar jos išleistos yra įvairios jo biografijos, kaip, pavyzdžiui, lietuvių kalba yra įvairiausių išleistų. Ir tikrai buvo daug pagrindo, paskaičius matosi, kad buvo daug pagrindo, nes buvo aišku, kad jį išmestų iš akademinės bendruomenės, ir tai buvo tam pagrindo ir grasinimų nemažai. Taigi psichologai žaidė su kažkuo nežinomu, sėmėsi iš kažko nežinomo. Kartais net pastebima, kad psichologija gimė ir vystėsi kaip, sakykime, brangi kunigo profesijos alternatyva. Netikintiems, bet turtingiems žmonėms, Ką pasiūlyti turtingiems žmonėms, kurie netiki? Reikėjo sugalvoti, kaip be moralizavimo, be skirstimo į gerą ir blogą, nes jie kitaip neįtų, nemokėtų pinigų tą, jeigu tiesiog moralizuoti pradėsi, Reikėjo sugalvoti kažkokį apėjimą, kaip jiems pagerinti savijautą ar spręsti jų problemas, sakykime, kažkokiais kitais būdais. Ir tam tikrai reikėjo verstis per galvas ir ieškoti visur loginiuose dalykuose ir neloginiuose, kaip prieiti prie žmogaus vidaus. Ir be to ankstyvieji psichologai, psichoterapeutai, kaip tarkim Freudas, bijojo, kad juos valdžia uždarys ir sunaikins, nes jau buvo įtarinėjimai, kad psichoterapija tai yra žydų religinis judėjimas arba žydų religinio judėjimo atmaina,
nauja kažkokia, nauja sekta, ne? Nes, sakykime, vystyme daug dalyvavo žydų ir daug ezoterikos buvo, daug tokių niuansų. Kokios dar sritys? Lingvistika. Yra lingvistikos stebuklai tokie. Pavyzdžiui, Naomas Chomskis, jo darbai yra pademonstravę, kad žmogus turi tam tikras įgimtas kalbinės žinias, tam tikrą įgimtą lingvistinę informaciją ir prasminį krūvį. Jau turi. Iki galo neištirta, bet pastebima ir stebimas. Ne? Žmogaus tie kalbiniai gebėjimai vis dar lieka mistika. Kažkas, kaip žinomos istorijos provarijos, pradeda kalbėti kitą kalbą, kurios nežinojo, arba kažkas supranta iškart žmonės, kitus kalbančius kitą kalbą, kurios nesimokė. Ne? Kaip senovė irgi nebuvo žodynų, žmonės keliavo ir kažkaip labai įvykdavo kartais stebuklingas susikalbėjimas. Net ir dabar tas pastebima tarp keliaujančių. Taip, dar vienas rytis – edukologija. Edukologija, pavyzdžiui, vienas edukologas Ščetinino mokyklos, tokios unikalios mokymo sistemos įkūrėjas, kalbėjo, kad kiekvienas asmuo jau ateidamas į pasaulį labai daug ką moka. Labai daug ką moka, tik reikia atsiminti jam, padėti atsiminti ir padėti atsiskleisti. Iš kur moka? Mistika. Bet ir realiai tai pastebima ir tai vyksta, kad kai kurie, pavyzdžiui, mene kultūroje ypatingai lengva pastebėti, kad kai kurie talentai netgi nuo 5-6 metų jau demonstruoja gebėjimus, kuriems daugumai reikia dešimtmečių treniravimus ir akademijų baigimų ir taip toliau. O jie tiesiog tai pabando ir iškart daro, gal net geriau negu, sakykime, tie, kurie mokėsi dešimtmečiais. Ne, mistika, tam tikra magija, materialu, bet stebina ir glumina. Toliau psichiatrija. Psichiatrija, vaikai, yra daugybė įdomių istorijų, daugybė ištirtų istorijų. Pavyzdžiui, vaikai iki 5-6 metų kartais pasakoja apie dalykus, kurių niekad nematė, niekad negirdėjo, todėl jos pradėjo vesti pas psichiatrus, kai šita profesija atsirado. Bet patikrinus paaiškėjo, kad tai tiesa. Apie tai truputį kalbėsim, kitose temose truputį paminėsiu, nes įdomi tokia dalis. Bet apie tai yra daug knygų, daug realių knygų, istorijų, milžiniškos apimties mokslinių tyrimų. Ir tai lieka be išvados iki galo suformuluotos, nes žmogų tai per daug stulbina, išmuša iš vėžių netgi mokslininkus. Jie sako, taip yra, tokie faktai surinkti, bet tai būti negali. Tokia idėja. Tai būti negali, todėl tai neišeina apie tai kalbėti moksliškai iki galo. Tai va tokia reiškia mistika, magija ir stebuklas. Irgi. Dar kitas rytis – karyba. Karyba, nacistinė, tarkim, Vokietija eksperimentavo su nepažintais dalykais. Tiek praktiškai visokie eksperimentai vyko, kažkas girdėjo. Ir galiausiai, aišku, simbolis, pati svastika, pavogta iš Indijos misticizmo. Yra tokie terminai kaip ezoterinis nacizmas, ezoterinis neonacizmas, net po Hitlerio mirties buvo kažkoks judėjimas ezoterinio hitlerizmo panašiai. Net nelabai norisi liesti tokias temas, bet yra faktai iš įvairių šalių, ne tik ten, kad buvo karyboje naudojama kažkokie mistiniai dalykai, naudojami, bandoma bent jau. Kaip jiems pavyko, ką tai darė, neaišku, sakykime, bet tai buvo tokie dalykai. Toliau vadyba, verslas, valdymas, reklama, Ypatingai reklama, kiek daug ten yra mistikos. Tai yra ir manipuliacijos, kurių dėsnių žmonės kažkiek supranta ir bando manipuliuoti kitais, kitų protų. Ir kažkiek nesupranta, tik kažkiek supranta. Yra simboliai, yra neurolingvistika, kartais net atvira ezoterika tose srityse ir dažnai naudojama net verslo, sakykime, grandų. Jie to tiki, bet be didelių įrodymų, be didelių tyrimų tiesiog naudoja įvairius, sakykime, mistinius dalykus savo sumanymus ir gauna kažkokį norimą rezultatą. Čia galima vėl prisiminti minėtą filmą Maskva 2017, kitų pavadinimų Branded, analizuoja tą reklamos poveikį mistinį arba už jo stovinčius visiškai sunkiai paaiškinamus ezoteriškus reiškinius. Ir galiausiai fizikoje yra kvantinis pasaulis, kurio atrodo vien mistika, toks daugelypis dalelių egzistavimas, visai kiti dėsniai prieštaraujantis tarsi tam, ką mes įprastai matom akimis.
ir jau praeitose temose kalbėjome, ne? Viskas atrodo realu, matosi, viskas apčiuopiama, bet viskas susideda iš pagrindę tuštumos. Jau viskas realiai yra tarsi mistiška, ne? Jeigu gilinasi to fizikiniu požiūriu. Yra sugalvoti terminai, dėsniai, taip toliau, bet kodėl tie dėsniai vyksta, kaip jie galėjo atsirasti, yra ne tik, kad nepaaiškinama, nežinoma, bet ir yra teorijos, kad tiems dėsniams visiems dalykams susidaryti buvo beveik neįmanoma. Tikimybės teorija sako, kad beveik neįmanoma viskam egzistuoti, ne? Tai yra mistika, visas materialus pasaulis turi kažkiek mistikos, jeigu jį žiūri per fizikos prizmę. Kas dar? Socialinė filosofija, socialinė psichologija. Pastebėdavo, kad ilgą laiką vyravo toks supaprastintas magijos paaiškinimas, kad teigiant, kad magija tai yra tiesiog pirmykščių žmonių bandymas paaiškinti tai, ko jie nesupranta ir viskas, ne? Ypač gamtos dėsnius ar kažką tai neįprasto. Tačiau vėlesni tyrimai visiškai kitus dalykus rodo ir daug aspektų. Pavyzdžiui, tai, kad magija, mistika, ezoterika yra žmogaus psichikos poreikis. Ne? Netgi Jungas tai patvirtino, kad kažkiek iracionalumo turi būti gyvenime ir dar labiau, kad tas iracionalumas yra centrinis poreikis žmogaus. Kaip keistai beskambėtų, kad centrinis poreikis yra iracionalus, o aplinkui jį jau gali suktis materialūs, racionalūs dalykai. Tai? Tada kultūra, ir dėl ko paminėjau socialinę psichologiją, pastebima, kad tada kultūra, civilizacija gali gyvuoti tūkstančius metų balanse, neišeinant iš balanso su gamta, su aplinka, su vidumi, ne? Nes žmogus yra užsipildęs, ne? Užsipildęs tokią pasaulyježiūrą. Pasaulį žiūrėdamas būtent taip, per ne visiškai racionalią prizmę. Ir kodėl? Nes žmogus nėra visiškai racionali būtybė. Pirmoje vietoje yra neracionali būtybė. Ne? Net didžiausi mokslo, sakykime, vyrai užsima to, ko užsima, nes yra jausmas. Ne? Pirmiausia yra jausmas, kažkoks tikėjimas, kažkoks įspaudas gilus, gal net iš vaikystės ar iš kažkur. Ne? Ir jie gali tada imtis įvairių, sakykime, racionalių dalykų, dėl to, kad pirmiausia yra neracionalus jausmas kažkoks. Tas pats su verslininkais, jie gali daryti labai racionalius, praktiškus, apsimokančius dalykus, ne? Bet pagrindas to gali būti visiškai neracionalus jausmas. Taip? Kažkas tokio, kažkoks įspaudas, kažkas tai jo viduje, kuris privedė prie tų idėjų ir prie tokios veiklos. Nes toks yra poreikis. Galima sakyti, esminis poreikis kažkur pasinerti į kažkokią mistiką, į kažkokią pasaulio paslaptį, ne? Ir kiekvienas randa sritį, per kurią gali pajusti tą tokį susiliejimą su pasauliu, su ta egzistencija. Taigi, ko žmogus be užsimtų, ką bedarytų, jisai gali paaiškinti pačius dalykus, kuriuos daro, ne? Detalės jų, išmanyti specialybę, savo veiklą, bet kokią, ne? Bet dėl ko jis taip daro apskritai, dėl ko jis tai užsiema ir apskritai kas tai yra, tai, ko jis užsiema, gali ir nebūti atsakymo, ne? Gali atsakymo nebūti. Tai yra racionalumas tik tarnauja neracionaliam mūsų pradui, sakykim taip. Ir visas menas yra to įrodymas, ne? Kažkas pamato kažkokią viziją ar patiria kažkokį jausmą ir masė žmonių puola, deda savo amatus, talentus, pinigus, laiką ir taip toliau, kad įgyvendintų racionalioje jau formoje, sakykim, praktiškai matomoje formoje, apčiuopiamoje, patiriamoje ir taip toliau, kad arba eitų vartoti kažką tokio, kas sukurta dėl tokios neracionalios priežasties, tiesiog jausmo ar kažkokios vizijos. Tai va. Ir apibendrinimas, tai trečias apibendrinimas, kad žmogus turi poreikį iracionalumui, nes giliausia mūsų dalis yra iracionali. Ja? Iracionalus tai reiškia neturintis pagrindimo konkretaus, arba neturintis priežasties, arba neturintis materialiai pagrįsto pagrindo. Arba tiesiog neprotingas. Tai yra kažkas, kas nebūtinai yra labai protinga ir išmintinga, bet tiesiog sukelia mums stipriausią jausmą, stipriausią emociją, stipriausią kažkokį pojūtį. Ir mums tai yra svarbiau, ne? Negu tai, kad būtų protinga, bet nesukeltų jausmą. Žmogus gali save apgaudinėti, visą kitą, bet viduje vis tiek lieka tas. Jeigu tai nesukelia didelio tokio jausmo, žmogus jaučiasi, kad jis negyvena, ne? O jeigu gyvena, atrodo net ir racionaliai, viską daro, kas apgalvota, protinga, išmintinga, bet jam ateina iš kažkur jausmas stiprus, tai visą kitą gali nurašyti kaip bevertį dalyką, ne? Rodo, kad iracionalus pradas yra stipresnis.
Tai tuo pačiu paaiškina, dėl ko yra alkoholizmo problema, narkotikų problema ir taip toliau, dėl ko taip išplitę net žinant visus aspektus logiškai, racionaliai, visus žalingus poveikius, visas pasiekmes ir visą kitą, žmogus netgi žinodamas visą tai, daugybės dalykų negali atsiriboti, atsižadėti jo, ne? Tai aišku yra dirbtinos priemonės, destruktyvios, bet žmonės imasi net jų, jeigu neturi nieko aukštesnio, nieko geresnio ir racionalaus. Jiems vis tiek reikia to irracionalaus pasaulio, pereiti į bent jau kas kažkiek laiko, ne, penktadienį, savaitgaliais per šventes, jeigu jie neturi kitų būdų, natūralių būdų, kaip pereiti į tą irracionalų protą, sakykime. Nes žmogui to reikia fatališkai, tiesiog fatališkai, ne? Ir visos didžiausios civilizacijos gyvavo, sėkmingai gyvavo tol, kol turėjo natūralų būdą, turėjo natūralius būdus, kaip užtikrinti tą kasdienį ar kažkokį reguliarų gyvenimo, to kažkokiu tai jausminiu, iracionaliu, egzistenciniu dalyku, kaip savo gyvenimo centre. Ir kitu atveju, jeigu materialūs dalykai ateina į tą poreikių centrą, sakykime, o visa kita galbūt kaip priedai tik tai to pilno užsipildymo taip žmogus ir nepajunta, ne? Vis laik materialių išteklių niekad negana, ne? Vis reikia naujo, nes protas gauna, pamato, kad pažaidžia, ne, ir numeta, tai lieka tuštuma viduje ir to užsipildymo niekad taip ir neateina. Nebent tik vėl siekimas, kito vėl siekimas, vien tik viltis, kaip sakant. Bet jeigu yra ta mistinė kasdienybės bazė, žmogus jaučiasi užsipildęs. Ar turėdamas materialią gausą, ar neturėdamas iš vis nieko, gali jausti, ar būdamas per vidurį, gali jausti tą pilnatvę. Ir vienas iš tokių virš materialaus įsikvėpimo pavyzdžių buvo dvasinės pasaulėžiūros, dvasinės praktikos, dvasiniai mokymai, religijos, apie kurių įvaizdžius dar kalbėsim, įvaizdžius ir idėjas ir problematikas kalbėsim neužilgo, ne? Ir meno kultūros atžvilgių. Ir filosofijos, ir psichologijos, bet dabar dar grįžtam prie to kito varianto, tai yra maginės pasaulėžiūros, maginės mistinės pasaulėžiūros. Kadangi magijos ir mistikos idėjos turi dėsningumus, tai irgi tampa pasaulėžiūrinė dalim, kultūrinė dalim, ne? Dėl ko sakiau, kad sociologai pastebim. Ir šitų tokių pasaulėžiūrinių elementų pagalba kultūra sugeba išsaugoti sveiką visuomenės veikimą. Ir tai yra ir tradicijos, ir papročiai, ir ritualai, šeimų tradicijos, pilna visokių mistinių elementų, ne? Jeigu žiūrim istoriją, bet kuria prasme, ir tada ta kultūra laikosi tvirtai. Ir grįžtam prie profesijų, specialybių, gyvenimo sričių. Ir dar vienas sritis iš tų profesijų, specialybių ir apskritai gyvenimo sričių, kur mistika reiškiasi, tai technologijos. Kažkiek minėjau mokslą, ne plačia prasme, o čia konkrečiau technologijos, tai daug kas išrandama per vizijas, per sapnus, per maldas, per meditacijas, nepaaiškinamai. Mokslininkas nežinojo kažko, jis staiga jis žino. Ne, pabando ir veikia. Ne, kaip, tarkim, mokslininkas Tesla, nes sakė galiausiai, kad aš nieko neišradau, nieko nesukūriau. Iš kur tai sužinojau? Neaišku, ne? Nežinau. Daug kas veikia iki galo nesuprantamai, nepaaiškinamai, tik sugalvojami pavadinimai, matoma, kad, tai veikia, tai yra tokie dėsniai, bet kodėl? Neaišku, ne? Yra netgi toks anekdotas, jau pabaiga, einam prie pabaigos, toks anekdotas yra, kad praktika yra tada, kai viskas veikia, praktika, ne? Viskas veikia. Tačiau niekas nežino kodėl. Toliau teorija yra tada, kai visi viską žino, atrodo, bet niekas neveikia. Ne? Čia teorija. O toliau anekdotas pasakojo, kad mūsų laboratorija šie dalykai abu yra vienu metu. Niekas neveikia ir niekas nežino kodėl. Tai va čia juokais, bet yra tos magijos ir mistikos, sakykime, technologijų pasaulyje. Ir dar kitas pusiau anekdotas, sakykime, kad kai kurie mokslininkai sako, kad truputis mokslo žmogų padaro ateistų, o daug mokslo padaro tikinčių, ne? Nebūtinai kažkuria konkrečiai religija, taip iškart, bet tikinčių ta kita realybė, kitais dėsniais, ne? Ir dar kas pastebėjot, prie technologijų dirbtinis intelektas, jo kūrėjai, jo dizaineriai naudoja magijos įvaizdžius, naudoja magiškas ikonas, visokias magiškus apibūdinimus, ne?
Tai ne veltui egzistuoja ta mokslinės fantastikos žanras yra, kad bet koks įrenginys jau sukelia, sakykime, toks sudėtingesnis įrenginys sukelia mistinį jausmą kažkokią, ne? Tai yra tas mistikos jausmas, kad kažkas neįtikėtinų būdu kažką padaro už tave, ne? Ar padeda atlikti kažkokį veiksmą neįprastai, ne? Ir iš to ateina jau tas jausmas. Ir šitos dalytės apibendrinimas, kad mistikos elementų pilna visose srityse, visose profesijose ir taip toliau, kur be pasižiūrėsi įvairiose gyvenimo srityse. Ir toliau keliaujam prie tokio galutinio apibendrinimo ir pirmos dalies pabaigos. Taigi paskutiniai apibendrinimai. Ką norėjau akcentuoti šį kartą, dar kartą pakartosiu. Mistiniai gebėjimai dažnai tampa trukdžiu ar išbandymu žmogaus kelyje. Taip. Tiek jam pačiam, tiek gali sukelti problemas kitiems. Ne? Antras, magija, mistika, ezoterika, tai yra dar materialis sritis, dar nedvasinė, ne? Jau kažko byloja apie dvasinius dalykus, bet dar nedvasinė. Trečia, žmogus turi milžinišką poreikį iracionalumui, nes giliausia mūsų dalis yra iracionali. Ir racionalumas tarnauja tik tai mūsų iracionaliam pradui, kad ir kaip mes norėtume, kad būtų kitaip. Toliau ketvirtas, mistikos elementų ar bent simbolių pilna visose profesijose ir srityse. Tad iracionalumą galima analizuoti labai plačiai, labai įvairiai, tam, kad pažintume ir patirtume save pačius labiau, vieni kitus, pasaulį ir taip toliau, ir žmonijos poreikius ir panašiai. O kaip analizuoti? Vienas iš prieimo taškų yra per mistiką, per magiją, per ezoteriką, ne? Tiek mene, kultūroje, kūryboje, filosofijoje. Ir paskui jau bus dvasinės temos, per dvasinės temas, kaip tai galima šitą poreikį analizuoti. Irgi labai daug ką pasako apie mus, apie tą iracionalų pradą, tai yra tos iracionalios temos. Va. O ką pasako, ką šitos temos apskritai pasako, jeigu taip labai supaprastinus, vienu žodžiu, ką pasako, prie ko priveda šitos temos, tai yra, kad ko mes ieškome iš esmės šitam pasauliu, ko mes alkstume, tai grožio, ne? Kad mes ieškom grožio. Iracionalus dalykas, visiškai iracionalus dalykas ir žmonės to trokšta, to ieško, to alksta. Taigi, toks buvo įvadas į temą šitam kartui, nenoriu perkrauti laiko, labai stengiuosi, nes suprantu, kad 1,5, tarkim, valandos, jeigu reiktų klausyti įrašą vienu kartu, yra netaip paprasta, ne vis laik išeina padalinti, bet bandau skaldyti kiek galiu. Kaip kadaise žadėjau, tai sekantį kartą jau aptarsim rimčiau, bus antra dalis šitos temos, bus praktinė, sakykime, magijos dalis, ne? Praktiškai užsimsi magiją, jokai sakau. Aptarsim magijos idėjas, magijos įvaizdžių idėjas, įvaizdžių naratyvų klasifikaciją iš tos labiau psichologinės pusės, kaip galima kategorizuoti ir kaip galima kategorizuoti poveikį kultūrai, asmenybei ir visuomeniai. Tokie konkretūs dalykai. Ir taip pat truputį paanalizuosim pavyzdžius iš meno, iš kultūros ir galbūt gyvenimo. Taip. Taigi nepameskim savo burtų lazdelių ir skraidančių šluotų ir iki kito susitikimo. Ačiū labai už skirtą laiką.